Geros dienos, mėly draugai. Man didelė garbė matyti jūs visus čia. Skirtingų tikėjimų atstovus, skirtingų politinių pažiūrų, skirtingų tautybių. Man didelė garbė stovėti prieš jūs ir perduoti labai svarbią žinią. Kaip Alatra tarptautinio visuomeninio judėjimo prezidentė, esu labai dėkinga už šią galimybę būti čia. Ir taip pat esu dėkinga pastoriui Burnsui už viską, ką jis daro visai planetai, kiekvienam žmogui. Jis turi unikalią savybę. Jis sukūrė labai svarbią iniciatyvą – dvasinę diplomatiją. Ir ši iniciatyva gali peržengti visas sienas, peržengti ribas ir suvienyti žmonės su skirtingomis politinėmis pažiūromis, skirtingais tikėjimais, skirtingu socialiniu statusu, nes ji orientuota į labai svarbius ir pamatinius klausimus – laisvę, žmogaus orumą ir taiką. Yes. Ir labai ačiū pastoriau Burnsai už jūsų atsidavimą, jūsų meilę Ukrainai, už jūsų paramą Ukrainos žmonėms tamsiausiu metu. Be jūsų paramos mes negalėtume būti ten, kur esame. Taigi kova už Ukrainą vyksta kiekvieną dieną ir mes suprantame, kad tai ne tik fronto linija, tai visur. Ukrainos fronto linija yra visur. Čia kongrese, senate, Taip. viešame susitikime. Nes tai kova, ne tik Ukrainos kova, tai mūsų kova. Nes kai pastorius Burnsas pasirinko konferencijos pavadinimą, kurį girdime, laisvė turi vardą ir tai Ukraina. Tai absoliuti tiesa. Taigi, jei pralaimėsime tą kovą, prarasime laisvę visame pasaulyje.